norėjau pasidalinti įrankiu, kuris gali žymiai palengvinti individualų mokymosi procesą. Vienas iš geriausių būdų mokytis savarankiškai yra naudotis pamokomis esančiamis YouTube platformoje. Tačiau neretai iškyla viena problema – turinys būna įvairiomis kalbomis, o skaityti subtitrus žiūrint vaizdo įrašą nėra nei patogu, nei malonu. Neseniai atradau sprendimą – naujas dirbtinio intelekto įrankis, kuris sinchroniškai verčia YouTube vaizdo įrašus. Tai plėtinys, kurį galima įsidiegti į naršyklę, veikia paprastai, bet labai efektyviai. Šiuo metu jis palaiko vertimą praktiškai iš bet kurios kalbos į vieną iš trijų – anglų, rusų arba kazachų. Beje, jeigu ieškote kokybiškų, praktinių mokymų savo organizacijos komandai, kviečiu apsilankyti Manager.lt puslapyje. Ten rasite platų spektrą verslo mokymų, komandinio darbo vadovavimo, gamybos valdymo, klientų aptarnavimo bei konfliktų sprendimo temomis. Mažos grupės, patyrę lektoriai ir orientacija į realią naudą.